Pažvelgę nuo Vilniaus senamiesčio į pietus, ant aukšto kalno, kadaise vadinto Išganytojo, pamatysime dviejų miesto bažnyčių bokštus. Abi jos pastatytos tuo metu, kai baroką Vilniuje pildė rokoko stilius, abi sudėtingo, skirtingo ir tuo pat metu panašaus likimo. Kadaise šioje vietoje plėtėjo bajorų Sanguškų valdos. Tai sena giminė, kildinama iš Algirdo anūko Sanguškos, pasižymėjusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karuose. Bažnyčios už Vilniaus miesto vartų netoli Subačiaus kelio iškilo 18 amžiaus viduryje. Kaip atsakas į Vilnių siaubusius karus, maro epidemijas, gaisrus, mieste kūrėsi naujos vienuolijos. Misionierių vienuoliai Vilniuje pradėjo kurti 17 amžiaus pabaigoje, iš vyskupo Aleksandro Katavičiaus gavę žemę ties dabartiniu Žaliuoju tiltu. 1625 metais Paryžiuje Švento Vincento Pauliečio įkurtas misionierių vienuolynas užsiėmė labdara ir selovada. Lietuvoje ir Lenkijoje jie rūpinosi steigti vyskupijų seminarijas bei joms vadovavo. Nuo 1773 metų ir Vilniuje misionierių vienuolyno teritorijoje veikė Vilniaus vyskupijos kunigų seminarija. Skirtingose pasaulio šalise šis vienuolių ordinas vadintas skirtingai. Amerikoje vincentiečiais, Prancūzijoje lozoriečiais, Ispanijoje pauliečiais, Lietuvoje ir Lenkijoje misionieriais. Misionieriams Vilniaus vaivados žmona Kotryna Radvilienė 1687 metais dovanojo vienuolių bernardinų turėtus Sanguškų rūmus ir jie čia pasirūpino įsteigti visą vienuolyno valdą. Turtai traukė žmonių dėmesį, galbūt todėl nuo seno pasakojimo, kad kalno viduje yra paslėpti lobiai, kurios saugo graži mergelė, šuo ir gaidys. Todėl apie vidurnaktį galima išgirsti iš požemio aidint gailų verksmą, lojimą ir gaidžio giedojimą. Misionierių pastatytos bažnyčios fundatoriumi tapo grafas Teofilis Pliateris. Tačiau 1695 metais pradėta statyti bažnyčia, pašventinta buvo tik 1730 metais Viešpaties dangun žengimo vardu. 18 amžiaus viduryje bažnyčia buvo perstatyta pagal Jono Kristupo Glaubico projektą. Palyginti su puošnia pastato išorė, vidaus interjeras buvo pagal misionierių pageidavimus gana kuklus. Kaip būdinga Vilniui, bažnyčia pirmieji 1812 metais nusiaubė Napoleono pulkai. 1844 metais caro administracija vienuolyną uždarė. Įvairiais metais čia kūrėsi kalėjimas sukilimo dalyviams, karo ir psichiatrinė ligoninės, stačiatikių dvasinė konsistorija, kilmingųjų panelių institutas, labdaros draugija, Dobrochotnaja Kopeika ir spaustuvė. Sovietų valdžia šį kultūros paminklą naudojo kaip vaistų sandėlį, vėliau čia įsikūrė ir iki šiol veikia Nacionalinio muziejaus saugyklos. Sanguškų rūmuose jau daugelį metų veikia viena iš Vilniaus ligoninių. Daug sudėtingesnis likimas teko vieną iš gražiausių sostinės vėlyvojo baroko bažnyčių Vilniaus švenčiausiojo Jėzaus širdies bažnyčia, dar žinoma kaip Vilniaus vizitiečių bažnyčia. Vargšams globoti ir ligoniams slaugyti aplankymą arba vizitiečių vienuoliją 17 amžiaus pradžioje kartu su šventuoju Pranciškumi Salezu įkūrė prancūzų mistikė Joana Pranciška Šantalietė. Vizitiečių atvykimą 17 amžiaus pabaigoje į Lietuvą inicijavo Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis, o jų įsikūrimą vienuolyne fundavo Ona Dezelstienė. Švenčiausios Jėzaus širdies arba vizitiečių bažnyčia pradėta statyti didžiojo Lietuvos kunigaikščio Augusto II rūpesčiu 1717 metais, o baigta 1756 metais. Bažnyčia dar garsėjo altoriais, su garsaus 18 amžiaus dailininko Simono Čechavičiaus paveikslais. Bažnyčioje yra lankėsi didieji Lietuvos kunigaikščiai, jos fundatorius Augustas II Stiprusis. Taip pat Stanislovas Augustas, rusų caras Pavelas I, kuris skyrė mergaičių išlaikymui per 3000 sidabro rublių per metus. Aplink bažnyčią ir vienuolyną apvesta mūrinė siena su dviejais 19 šimtmečio pradžios vartais, iš kurių pagrindiniai, kaip skelbė legenda, buvo sukurti net žymiausio to meto istoriko Teodoro Narbuto. Kaip jau beveik įprasta 19 amžiaus Muravjovo Vilniuje, 1865 metais vienuolės vizutietės buvo iškeltos ir vienuolynas atiduotas vienuoliams stačiatikiams, o bažnyčia perstatyta į Šventos Marijos Magdalenos cerkvę, kuri išbuvo iki 1915 metų.
Po Pirmojo pasaulinio karo vienuolynas vėl grąžintas vizitėms, kurios čia gyveno iki 1948 metų ir dirbo pedagoginį darbą. Kita vertus, uždaras bažnyčios ir vienuolyno išplanavimas dėja tiko įkurdinti joje ir kalėjimą. Po Antrojo pasaulinio karo čia teismo, įkalinimo ir tremties laukė politiniai kaliniai, o vėliau kolonijoje įsikūrė ir kriminaliniai nusikaltėliai. Bažnyčia buvo suniokota, jos viduje įrengiant gelžbetoninės perdangas. Tik pastaraisiais metais, išsikraušius įkalinimo įstaigai, joje įvyko kelios meninės akcijos. Vis dar diskutuojama, ką daryti su šia Vilniaus kultūros paveldo objektu.